Mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną savaitę su jumis sveikinasi laida skirta akademinėms bendruomenėms, jų nariams, dėstytojams, kuri vadinasi Akademija. Šiandien kartu su jumis Kauno kunigų seminarijos bendruomenės nariai aš Nerijus ir Vidas ir kalbėsime apie Salamankos universitetą. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Pirmiausia, gal Vidai trumpai papasakokite apie save, apie savo pašaukimą. Mano pašaukimas prasidėjo nuo to, kai pajaučiau, kai tapau Basųjų karmelitų tretininku. Ir įstojęs į tretininkus nusprendžiau stoti į Basųjų karmelitų ordiną. Kadangi Lietuvoje nebuvo Basųjų karmelitų, pasitaikė galimybė pradėti studijas ir Ispanijos, Salamankos universitete. Įdomu, kas tai per universitetas Salamankoje. Tai yra vienas iš seniausių universitetų Europoje. Ne pats seniausias, bet vienas iš seniausių. Jis buvo įkurtas 1219 metais Alfonso IX, Ispanijos karaliaus. 1380 metais atsirado teologijos fakultetas, iš pradžių buvo menų fakultetas tik tais. Vėliau tas universitetas, aišku, buvo išskaidytas. 1852 metais vyko didžioji eksklustracija Ispanijoje, to pasėkoje buvo panaikintas teologijos fakultetas. Ir iš naujo įkurtas, bet jau kaip atskiras universitetas, tik 1940 metais, bet jau kaip popiežiškasis. Taigi bandyta dar sujungti su senuoju, bet tai nepasisekė, tai dėl to ir liko dabar tik tais jau popiežiškasis universitetas. Įdomu, kokia studijų sistema tame universitete. Mes žinome, kad Vytauto didžiojo universitetas vadovaujasi iš vakarų perimtomis studijų tradicijomis, vadinamomis liberaliomis studijomis, o kaip Salamankoje? Salamankoje taip, tai jaučiasi. Yra gana atviras universitetas, gana atviras mokymas jame. Daleiskim iš teologijos pagrindų, kas buvo mums dėstoma, tai labai buvo akcentuojama į protestantizmą, kas tai yra, kokie kriterijai sutampa, kurie nesutampa. Ir netgi, kai yra tokia Erasmus programa, netgi jos dėka buvo viena mergina protestantė, kuri atvažiavo studijuoti į Salamanką. Aišku, jinai ėmė ne visus dalykus, tik kai kuriuos, bet tai buvo gana naujovė. Netgi Salamankos universitetui. O kokie santykiai tarp dėstytojų ir studentų? Kiek yra studentų katalikų teologijos fakultete? Teologijos fakultete dabar yra iš tiesų labai kritęs skaičius. Tai yra, svyruoja apie 50 plius ar minus per visus 5 kursus. Kas palyginus su anksčiau, tai yra labai mažas skaičius, nes dar prieš 10-15 metų buvo vienoje auditorijoje ir vienam kurse apie 80 studentų, kas dabar yra nukritę, daleiskim, kai aš mokiausi, mano kurse buvo 6, o paskutiniais metais į pirmą kursą tai stojo tik tai 4. Pats santykis tarp studentų ir dėstytojų yra gana atviras, labai šiltas, akademiškas. Gal dėl to, kad visi dėstytojai yra, būtent teologijos dėstytojai yra tai ar tai vienuoliai, ar kunigai, kurie žiūri į pačius studentus kaip į kolegas. Ir egzaminų santykis pasikeičia, bet esmė yra ta pati, išlieka, daleiskim, pertraukų metu. Yra labai gyva tradicija, kad dėstytojas išeina, būna su studentais koridoriai, bendrauja, šnekasi apie bet ką, kas tik bebūtų. Bet suskambėjus skambučiai prasideda paskaitos ir jaučiasi tada jau. Bet iš tiesų tai yra puikia akademinė atmosfera. Kaip žinome, Lietuvos studentai turi tam tikras
tradicijas, krikštynos, išleistuvės, paskutinė paskaita. O kaip Salamankoje, ar yra tam tikros studentiškos tradicijos, studentiškas gyvenimas? Tokių kaip krikštynų neteko matyti, bent jau mūsų teologijos fakultete. Bet yra, kadangi, kaip minėjau, yra mažai studentų. Ir mes visi, įdomu yra tai, kad visi mes studijuojam vienam pastate, vienam korpuse, dar tiksliau vienam aukšte, o dar tiksliau vieno aukšto vienoje pusėje. Tai yra 5 auditorijos ir kiekvienais metais pereinam iš vienos auditorijos į kitą. Taigi, 5 metai, 5 auditorijos. Taigi, pertraukų metu visi mes išeiname į tą patį koridorių ir visi susipažįstam vienas su kitu. Ar tai 1 ar 5 kurso studentai, visi bendraujame, draugaujam. Taigi, visada mokslo metų pradžioje, tiek per didžiasias šventes, tiek per mokslo metų gale, visada išeiname visi kažkur tai. Yra užsakoma ar kavinė, restoranas, kur turime pietus bendrus. Vyksta dar renginiai kažkokie, mišios būna, yra apačioje tokia koplytėlė senovinė, Rusija ir visi sutelpam 50 ir praktiškai tokio kažkokio išskirtinio nebūtų. Studijavai Ispanijoje, o kokia kalba vykdavo studijos? Anglų ar ispanų ir kaip lengviau studijuoti? Ar gimtąją kalbą, ar užsienio kalbą? Studijos vykdavo be abejonės ispanų kalboje, bet klausimą, aišku, lengviau studijuoti gimtąją kalbą, tą ką ir pajaučiau grįžęs į Lietuvą. Bet tai nėra kliūtis studijoms, todėl kad iš tiesų aš turiu pakankamą laiko 1,5 metų išmokti ispanų kalbą. Tai kad pirmais metais aš nejaučiau tos didelės problemos, to skirtumo kalbos. Aišku, trūko šiek tiek žodyno, kažkokio tai dalyko specifinių žodžių, bet tai buvo viskas įveikta. Taip kad studijos užsienio kalba, sakyčiau, yra labai skatintina ne tik dėl literatūros, kad atsiveria daug plačios galimybės, kad skaityti, gilintis į užsienio teologo mintis, bet taip pat ir pažinti kiltas kultūras. Viena tai yra nuvažiuoti į užsienį, pabūt kaip turistų, bet kita yra pagyventi ir pažinti kalbą. Dabar esi grįžęs iš Ispanijos ir studijuoji Vytauto Didžiojo universitete, teologijos fakultete. Gal jauti kažkokį tai skirtumą tarp studijų Salamankoje ir studijų čia Lietuvoje, studijų kokybės, galbūt intelektualinio pasiruošimo ar panašiai? Yra jaučiasi skirtumas. Ten daugiau yra, gal pajaučiu vienintelį esminį skirtumą, kad užsienį yra daugiau naujovės, yra greičiau pajaučiamos ir jos dėstomos. Kaip minėjau, dėl netgi literatūros, ispanų kalbų yra 400 milijonų. Taigi, bet kokia teologinė knygos visos yra verčiamos į ispanų kalbą. Tai ir dėstytojai dėka to perteikė jas labai staigiai, praktiškai tais pačiais metais išėjo kažkokią knygą ar ką. Ir mes jau žinome, jau yra dėstoma, jau yra įtraukama į sąrašą knygų mums skaitomų. Lietuvoje gal to nėra, nes vėlgi, šiek tiek ir ginu ir mūsų dėstytojus, kad dėl tos literatūros gal trūkumas yra, aišku, 3 milijonai nepalyginsi, turi versti knygas tas, kas yra būtina, kas yra esminį, sudaro pagrindą. Gal dėl tos literatūros trūkumo trūksta šiek tiek objektyvumo Lietuvos dėstytojams. Gal galėtum ką nors papasakoti apie patį Salamankos miestą? Pats Salamankos miestas tai yra, skaito kaip lyg muziejus būtų po atviru dangumi. Iš tiesų tai yra labai senas miestas, turi 170 tūkstančių gyventojų ir 30 tūkstančių iš tų gyventojų yra studentai. Yra plus 30 tūkstančių yra studentai. Vasaros metu viskas pasikeičia. Tada atsiranda dar 170 tūkstančių studentų, nes viena yra tie, kurie studijuoja universitetuose, bet kita, kurie atvažiuoja vasaros metu iš daugelių šalių studijuoti ispanų kalbos ar dar kažkokius tai kursus. Taigi tada gatvėse matai vien tik tais jaunimą.
Pačiomis Ispanijos Salamankos to mieste yra labai skiriasi tai, kad yra daug parkų, yra didžioji aikštė vadinama, kai sako, kad visi keliai veda į Romą, tai ten sako, visi keliai veda į didžiąją aikštę. Ten visi studentai susėda ir gali pamatyti ant pievelės ar kažkur tai sėdint ir studijuojant, kiti gitarom groja. Ir tiesiog jauti tą jaunatviškumą, tą džiaugsmą, tą studijų, kai aišku, dėl mūsų klimato tai būtų neįmanoma tiesiog. Labai skiriasi pat šventės, ką galima būtų prie studentiškų priskirti, tai rugsėjo mėnesį, bet ne, 2 savaitės vyksta lauko barų, kavinių, toks, kaip sakyti, vos ne mugė. Viskas yra atvira ir kiekvieno kampo yra pardavinėjama tiek alus, tiek kepsniai kepami. Tai čia viskas mokslo metų pradžioje atidarimo. O prieš uždarimą, tai būtų prieš egzaminus, galbūt tai jau, kiek atsimenu, gegužės pradžioje, vyksta koncertai, gyvi koncertai, jie vyksta kiekvienam gatvės vos ne kampo ar didesnėje aikštėje, vienoje gali išgirsti džiazą, kitoje kamerinė muzika arba dar kažką, tai kas tik bebūtų. Ir visą tai gali klausytis nemokamai per visą naktį, tai trūksta irgi 2 savaitės. Grupės keičiasi stiliai. Tiesiog visas Salamanka, visas miestas skamba. O kaip su Salamankos universiteto pastatais? Ar paskaitos vyksta viename pastate? Galbūt yra kažkokių išskirtinių pastatų, senoviškų? Pats pastatas universiteto yra gana senas ir turi įdomią istoriją. Jis buvo pradėtas statyti 1165 metais, būtent jėzuitams. Jėzuitai apsigyveno kaip kolegija, atsirado 1760 metais, bet jie galėjo džiaugtis tuo tik 7 metus, nes Karlas III visus jėzuitus išvijo iš Ispanijos. Taigi nuo tada tas pastatas buvo pereidamas iš rankų į rankas, buvo net Napoleono armija apsigyvenus jame, kaip buvo dalį Ispanijos užėjimus. Vėliau vėl buvo kareivinės Ispanijos kareivių armijos, ko pasiekoje labai nukentėjo pas pastatas, todėl kad vienam korpuse buvo parako sandėlis ir jiems sprogus pusę visko nunešė. Taigi, bet kaip minėjau, kad universitetas iš naujo kurtas 1940 metais, atiteko tada jau universitetui. Nuo tada jau jisai yra vienose rankose ir ne keliose. Pasiekoje matosi, kad yra daug kas išsaugota, iš seno atrestauruota. Nes, aišku, nekalbėsiu apie grožį švenčiausios trejybės bažnyčios, apie pačią architektūrą, bet gal galima būtų pabrėžti kelius įdomesnius dalykus. Tai, kad turigi labai gražią tradiciją, kad kai apsigina kas nors doktorantūrą, yra ant sienų universiteto išpaišoma to naujo daktaro vardas ir pavardė ir metai. Bet išpaišoma su buliaus krauju įmaišant molio, aliejaus ir paprikos, tam, kad išliktų ilgiau. Tai kad tai galima matyti po visą tiek vidinę, tiek išorinę sieną universiteto. Ir kitas įdomus dalykas yra, kad tai yra bene vienintelė pilna kolekcija jėzuito kūrėjo Ignaco Lojolos gyvenimo. Tai yra nuo Pamplonos mūšio iki pat jo mirties. Ta jinai buvo nupaišyta 1750-53 metų, tik jau pakankamai yra metų, kad galima būtų, kad jinai galėtų turėti vertę. Jinai turi didelę vertę per tą laiką įgavo. Ir per tiek visų karų ir kad ir perėnių iš rankų į rankų, jinai yra išlikusi pilna ir jinai yra vidinėme kieme. Tai gali, net tiek, kad yra stogas, bet šiaip tai yra po atviru, niekas nešildoma, žiemą yra šalta, vasara karšta, bet paveikslai patys nieko nėra nukentėję per tiek metų. Tai toks du įdomus atvejai. Dabar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę.
Malonūs Marijos radio klausytojai, toliau tęsime laidą Akademija. Ir šiandien kalbame apie Salamankos universitetą. Viduramžiais bene didžiąją dalį universitetų yra įkūrę vienuoliškos bendruomenės, jėzuitai ar kiti. Salamankos universitetas skaitėsi kaip karališkasis universitetas. Alfonsas X. Dėka jisai tapo kartu ir popiežiškasis. Taip, kad jis yra priskirtas Madrido kardinolui, kuris yra atsakingas už šito universiteto visą ugdymą. Pats dabartinis pastatas universiteto, įdomu tai, kad buvo statytas daug metų, bet 1940 metais, kai buvo jau įkurtas Salamankos popiežiškasis universitetas, su senomis teologijos ir kanono teisių fakultetais, senais fakultetais, jisai buvo įkurtas būtent jau šitame pastate. Dabar persikelkime į šias dienas. Tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje specialybės susijusios su religija neįtin sutraukia didelį studentų skaičių. O kaip yra Ispanijoje, kai buvo tuo metu, kai pats studijavai Salamankoje? Kiek studentų studijavo tuo metu tavo kurse? O čia yra liūdniausia gaida šio universiteto, kadangi kiekvienais metais studentų skaičius vis krenta. Kai buvo įkurtas 40 metais, iš naujo tai yra atkurtas, kitaip sakant, studentų būdavo apie 200 ir praktiškai netilpdavo į auditorijas, būdavo ribojamas stojančiųjų skaičius. Dabar būtent mes buvom 6 vienam kurse. Sekančiais metais tai buvo tik 3 pirmam kurse. Bendras studentų teologijos fakulteto skaičius neviršyje 50 jau kelinti metai. Ir tai rodo tai parodo, kad susidomėjimas teologijos studijoms pastoviai krentantis yra. Tai galima sakyti, kad tas susidomėjimas studijomis krenta ne tik Lietuvoje, bet ir Ispanijoje. Galėčiau pasakyti drąsiai, kad nuo ten gal prasidėjo kritimas. Į Lietuvą dar tik ateina. Įdomu, kokios to priežastys, ar galėtum įvardinti? Būtent Ispanijos, kaip patys ispanai kalba, būtent žmonės, patys vienuoliai, priežastys turėjo civilinis karas. Kaip žinom, kad jį laimėjo Franko režimas ir daugelis nebuvo to patenkinti. Franko režimas, pas Frankas buvo labai palankus kunigams, vienuoliam tikėjimui, krikščioniškam, katalikiškam. Ir buvo gausiai atlyginama jam už tai. Dovanojami, atiduodami vienuolynai, gražinami valstybės dotacijos, o patys žmonės po karo skurdo. Taip, kad išlikus yra labai neigiama požiūris į vienuolius ir į kunigus. Tas tik dabar su laiku tik dar daugiau aštrėja, nes po Franko režimo kritimo žodžio laisvė padaro savo. Dėkoju Andriui, malonūs Marijos radio klausytojai. Laida Akademija jau eina į pabaigą. Dėkoju Jums, kurie kartu su mumis dalijotės savo laiku. Šiandien kalbėjome apie Salamankos universitetą. Kartu noriu paprašyti, kad Jūs lydėtumėt mus savo maldose, nes kiekvienas, kuris peržengia mokslo šventovės duris, yra atviras ieškojimams, o ieškojimų kelias yra labai paslaptingas, jo nuspėti neįmanoma. Taigi norisi paprašyti, kad būtume visi kartu. Su jumis šiandien buvo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Dėkoju už dėmesį.